Ar gerai? Viskas gerai. Ai, pasitaisiu šį. Žodžiu, taip, šiandien yra Suvalkijos šokiai. Na, tiesą sakant, jeigu žiūrėt pagal šokius, kas nelabai supranta lietuviškai. Jo, kaip man kalbėjo, kad biški angliškai šį vaiką. По-английски можно? Немножко, или не понимаете, или по-русски только? Так я буду говорить теперь про Оскары русишkai. Bet aš nekalbėsiu vien rusiškai, aš lietuviškai kalbėsiu. Bet aš tik vieną tokį įžanginį sakinį. Это будет такой регион, юго-западный край, который как раз поближе к Польше, Калининградской области. И танцы в этом регионе. И могу сразу сказать очень коротко, что этот регион самый бедный по танцам. И, наверное, не так, что там не танцевали люди, просто не интересовались очень долго танцами этого региона и не записывали. И потому там очень мало материала. Ну и я буду показывать некоторые танцы, которые такие не все знают. Ну и упомянуть некоторые, которые только в этом регионе. Tai jeigu nesupratot rusiškai, kad šitas regionas Suvalkija yra labiausiai tarsi nuskriaustas šokių srityje užfiksavimo. Labai nedaug yra užrašyta, jau nėra ką lyginti nei su Žemaitija, nei su Aukštaitija. Ir Dzūkija taip pat. Tiesiog, pavyzdžiui, mes kai muzikos akademijos archyve, ten pirmiausia viskas yra iš Dzūkijos sukaupta. Paskui iš Aukštaitijos, iš Žemaitijos ir ant galo galų gale tik tai kažkur 90-metį labiau jau pradėjo važiuoti Suvalkija. Bet yra dar toks dalykas, kad tam regione kita politinė situacija buvo. Jūs turbūt žinote, kad Baudžiava Suvalkijai buvo žymiai anksčiau panaikinta. Čia per tą padalinimą Lietuvos, kai atiteko Prūsijai. Reiškia, jau Napoleonas, kai buvo, faktiškai jie jau nebeturėjo baudžiavos, keliasdešimt metų anksčiau. Na ir tos visos įtakos tokios iš vakarų tarsi labiau ėjo, tie visi seni dalykai greičiau nyko ir visokie tie fokstrotai, cvingai, jie labai buvo mėgiami, pavyzdžiui, mano tėvas iš to regiono, tai kai klausiu, ką jūs ten šoko, tai daugiausia polkos, valsai, fokstrotai, cvingai, o tokie vėlyvesni padispanai įvairūs ir panašiai. Nors pasirausus galima rasti ir kai ką senesnio. Ir jeigu jūs paimsite rinkinius, если взять эти сборники, тут, наверное, один танец. Vienas tik tai koks šokis iš Suvalkijos. Ir tai čia sudėta iš Lenkijos, Punsko, Suvalkuto krašto, kur iš tikrųjų ten pusiau jie daugiau dzūkai negu suvalkiečiai yra didesnė dalis. Arba ten kita tokia mėlyna buvo knygelė, ten irgi tik tai gal vienas kitas šokis, galbūt ar ratelis koks gali būti. Bet šita knygutė pirmoji, kurioje yra skirta Suvalkija, maždaug proporcingai panašiai tiek pat yra šokių žaidimų ratelių, kaip ir kitose regionuose. В этой книжке только можно больше найти из этого региона. Dabar, reiškia, yra dar tokia knygelė Poškaičio apie lietuvių choreografijos regioninį savitumą, bet tiesą sakant, ten tik tai pavardinta pavadinimai šiek tiek įvairių regionų, tokių tipiškų būtent tam regionui šokių, bet paskui analizė atskirų ratelių, kiek jie tenai skiriasi vienam regione, kiek kita. Tokio nuoseklios analizės regioninės tų šokių nelabai yra. Tai ten yra, pavyzdžiui, visi turbūt žinot, šokam antans. Antans, pačia antanė. Tik tai Suvalkija šitas šokis yra. Это только в этом regione. Paskui toks aukštikulnis yra, kuris nelabai populiarus yra, aprašymai nelabai aiškus, bet jisai tik tam regione. Jadvyga. O Jadvyga, tu pasitusi graži. Iš esmės tai yra daugiausia priskiriama būtent Suvalkijai šitas šokis. Na ir aišku, šyvis yra
šilis, kuris yra susijęs, mes paskui pažiūrėsime, aš truputį kalbėsiu ir apie tos papročius, apeiginius, kalendorinius ir panašiai, parodysiu, kaip čia susijęs su tuo kalėdiniu laikotarpiu tas šilis. Na ir dar iš tų šokių, kokie yra tripkus, pavyzdžiui, tokia polkutė, kur ten dript, tarsi abiejų kojų. Tai čia nuo to tas pavadinimas tripkus, gal net pabandysim šiandien pasimokyti. Truputį mazurko primena, nes čia vikiai, čia grikiai, atjoja jaunikiai, kažkas į tą pusę. Tokio tipo reiškia dripkus yra. Ten ėjo gudas per kiemaitį, gal šiandien pasimokysim šiokių tokių kadriliaus elementų turi, bet su kadriliais Suvalkijoj labai prastai, faktiškai beveik nei vieno nėra ten užrašyta. Muzikantai nebent gali būti pagroję vienas kitas kadriliaus melodiją, aišku, ten buvo. Ir jūs matėte, kai rodė, reiškia, Mazovijos regioną, kad ten tie kontra šokiai yra, tai yra iš esmės kadriliai, jie kaip tik toj pusėje, kur yra arčiau Lietuvos. Tai negalėjo taip būti, kad reiškia Lenkijoje yra, Suvalkijoje nebėra, paskui vėl Dzūkijoje yra, vėl Žemaitijoje yra, žodžiu, negalėjo tokia skylė būti. Tai vis tiek tai buvo tokie europietiški šokiai, populiarūs, jie tikrai turėjo būti ir Suvalkijoje, bet paprasčiausiai ten neužfiksuota ir greičiau gal išnyko ta visa tradicija. Yra tokių tarptautinių šokių, kurie labai populiarūs yra, tarkim, būtent tam regionui. Šleiva kreiva karvė. Žinot šitą šleiva kreiva karvė, jinai travo šieno, Neduoda pieno. Neduoda pieno. Bet čia kažkas iš ukrainiečių, kažkas iš... Такие танцы, которые приходят из Украины или из славянских, и там очень стало популярно. Netgi, pavyzdžiui, yra Vilkaviškio ansamblio Šiloje, tai tą karvę turi keliais variantais, kaip jie šoka, jie iš aplinkui susirinko. Ir kai aš kiek važinėjau po kaimus, kiek bandžiau užrašyti tos šokius, tai iš tikro žmonės pasakojo, kad jie tikrai daug šoko. Jie visą laiką šokdavo po visų darbų pabaigtuvių. Ir ten talkos, tiesą sakant, suvalkiečiai, jie būdami tie, kurie pirmieji iš baudžiavos įsilaisvino, jie tapo pirmaisiais geriausiais ūkininkais, lietuviškais. Ja, ir jie labai mėgo, niekur kitur tiek daug nėra, tarkim, su Rugiapjūte susijusių visokio apeiginių ratelių ir taip toliau, aš dar apie tai kalbėsiu. Tai netgi jie sugebėjo prisitaikyti kai kurias apeigas per kolūkių laikotarpį, tarkim, bulviakasis, ne? Jie paima ir pritaiko iš Rugiapjūtės tos pačius papročius ir vietoj reiškia rugių vainiko, kuris būdavo pabaigtuvių nešamas namo. Bulvių virkščių vainiką, jie jau pamiršo, kad tas bulvių virkščių vainikas, tai kaip pajuoka kažkada tai buvo, tai žodžiu, jisai negalėjo būti apeiginis, bet paėmė kolūkių laikais prisitaikė ir visokie šokiai po to vykdavo ir panašiai. Я говорю, что там всякие были танцы после работы, когда как в толоках работали, да, и даже во времена колхоза. Taip, mes šiaip tų ekspedicijų kažkiek tai buvom čia patys surengę, čia ir Vištyčio apylinkėse, Pilviškio apylinkėse, Igliaukos ir taip toliau. Bandėm kažką tai pasirinkti daugiau. Na ir tiesa, dar vieną, ką mes sužinojom, kad be tų visų polkų, valsų, fokstrotų, kiti, kur ten visokios figūros tie šokiai, buvo vadinama margieji šokiai. Iškai ten figūrų, dėl to margieji tie šokiai vadinami. Bet tiesą sakant, jau labai sunku ką nors užrašyti, nes ansambliai nepalyginsi, kokį dzūkišką ansamblių folklorą ar su suvalkietišku. Nes repertuarą, kada klausinėjai, žymiai mažiau tų yra su choreografija susijusių dalykų. Dar vienas kitas šokis, ratelis, bet jau žaidimų beveik faktiškai nėra, tiesiog nepropaguojama. Tai va,
suvalkiečių jaunimas, kad čia visi supa, šitą reikia. Suvalkiečių jaunimas reiškia, kad propaguoja žaidimus, tai čia labai yra gerai. Taip. Tai kaip būtų galima pagal senumą suskirstyti tos šokius? Kas skaitytųsi seniausiai, kokio tipo šokiai? Seniausiai, va kaip tik aš dabar pakalbėsiu apie tokius su apeigom susijusius dalykus, su įvairiom ceremonijom ir taip toliau, tai yra patys seniausi. O paskui atsiranda įvairūs rateliai, tarp kitko irgi turi daug tokių archaiškų bruožų, dainuojami žaidimai turi archaiškų bruožų, o poriniai šokiai, jie jau daugiau vėlyvesni, ypatingai, kurie turi tokių fokstrotinių motyvų, tokių, žodžiu, tų slaviškų motyvų, jau čia yra 19 pabaiga, 20 pradžia, o ypač va tie visi Aleksandros, Padispanai, čia yra 20 amžius, čia yra jau susiję su tais papročiais, kada darydavo viešuosius vakarus, gegužines ir faktiškai tada jau miestuose buvo impulsas pagrindinis daryti va tokius didesnius šokių renginius ir jau tada tai, kas ateidavo per dvarus, į turtingesnius namus, tai tada iš ten ir pareidavo visi tie Padispanai, Aleksandros, nes jie taip ir plito per visą Europą. Labai greitai, taip kitko, Lietuva buvo labai moderni šalis, jinai iš karto pagaudavo Europos madas ir drabužiais pagaudavo visas madas ir visokiais papročiais ir šokiais taip pat. Ir dėl ko taip greitai pasiekė Lietuvą ir įvairūs valsai, įvairūs šitie kadriliai ir taip toliau. Faktiškai dėl to, kad dvaruose tikrai buvo nemažai šokama. O mes tik tai tiek, kad dabar kartais įsivaizduojam, kad labai atskiros kultūros buvo dvarų ir kaimo, bet iš tikrųjų dabar nauji tyrinėjimai rodo, kad ypač tie mažieji dvariukai, tie mediniai dvareliai, kurie tada buvo, jie labai arti žmonių, ten nebuvo labai turtingi tie tokie dvarininkai. Jie, aišku, taip kaip tarpininkai tarp tų turtingiausių, kurie jau ten labai jau tokie ponai dideli ir tada jau ten prisiveždavo, tiesiai, visokie tie mokslai, tarkim, išvykdavo ypač iš Suvalkijos daug žmonių, važiuodavo mokytis į užsienį, jiems anksčiau atsivėrė duris. Pavyzdžiui, Lietuva dar negalėjo turėti savo lietuviško rašto, buvo uždrausta, dar priklausė cariniai Rusijai. Iki, žinot, iki 1904 metų buvo uždrausta spauda lietuviška. O Suvalkijoje jau buvo laisva. Jie priklausė Prūsijai, jie neturėjo baudžiavos, jie galėjo lietuviškai rašyti, dėl to iš ten atėjo ir Basanavičius ir visi kiti tokie šviesus veikėjai, Jablonskis ir taip toliau, todėl kad jie buvo laisvi ir jie važiuodavo labai daug žmonių į Peterburgą, į Vokietiją, į Leipzigą, pavyzdžiui, kompozitorių daug irgi gavo tos visus įsilavinimus. Na ir, žodžiu, jie parsiverždavo tokių irgi europinių madų visokių. Tai va, dabar jeigu kalbėti apie būtent tos archaiškiausius dalykus, aišku, visa tai yra daugiau jau paminima visokiuose papročių aprašymuose, kažkokiuose senesniuose archyvuose. Na, labai, pavyzdžiui, galėčiau išskirti įšventinimas į Belgus. Buvo labai svarbus Suvalkijai, kaip ir Dzūkijai. Kitose kraštuose irgi sakyčiau, bet čia buvo specifika, kad buvo labai daug fizinio išbandymo. Tarkim, jeigu Aukštaitijoje, kaip ir буду говорить немножко про эти обрядовые танцы, всякие церемонии, особенно в этом регионе была своеобразно, как взрослые становились парнями уже принимались. Tai va, tai tarkim Aukštaitijoje tai buvo tiesiog per gražų mokėjimą šokti. Buvo šokių viršaitis ir tenai pašokdino viršai, ten, žodžiu, kartais net ir su pačio tom kojom reikėdavo šokti, bet tai yra paprastas šokis. O Suvalkijai, kai kur ir Dzūkijai toks pat dalykas buvo, pakankindavo tos darbus ir su mušimais įvairiais. Va, tarkim, ir tai tiesa dar susijęs su šitais piemenimis, kurie ateidavo į šokius, tai va, kaip juos iškrapštyti iš to šokių ir kaip priimti darbus buvo beveik tos pačios priemonės panaudojamos.
tarkim, reiškia, buvo tokie šokiai vadinami Šakių, tarkim, rajone Tabalas, Bindžikas, Vilkaviškio rajone Totacikas, arba Marijampolės irgi Kačikas, Žąsinas. Tai esmė ta, kad reiškia, susikabina bernai į eilę ir ten vedantysis turi rodyti viską, kaip ten ką daryti ir visi turi pamėgdžioti. Arba stipriai bėga ir ten visą laiką lupa paskutinis. Arba ten liepia, pavyzdžiui, į bernus priima, kada liepia šokti per suolą. Čia su šyvio, tarp kitko, šokdinimu susijęs paprotys. Ir pačiu metu su pančiais lupa. Tu turi tą šok nepaisant to, kad tave muša. Ir tos visus, reiškia, ten kaip koksai šaltys gaudavosi, tas Tabalas ar Bindžikas ar Žąsinas ar kaip. Žodžiu, vedžioja, taip vingiuoja tą gyvatėlę, dar vis lupa ir jeigu atlaikai, jeigu ten dar sugebi pamėgdžioti tos šokius, reiškia, tu esi priimamas į darbus. Išbandymą atlaikėjo, jeigu jau ten parodė silpnumą, viskas meta lauk. Tai lygiai taip pat neišlaikydavo dažniausiai tie pusberniai, jos taip pakankindavo ir visus išmestavo iš šokius. O kada jau atlaiko, tai tada gali ir palikti, reiškia, tose šokiuose. Paskui buvo labai įdomus šokis, kur mes, tarp kitko, į savo dažnai repertuarą įtraukėm. Visi galvoja, kad tai daina, kad ta daina baisiai tinka Rasos šventėje arba joniniam, o čia pasirodo buvo apeiginis vestuvinis šokis iš Veliuonos, kuri yra irgi priskiriama Suvalkijos regionui. Žinote šitą? Užteka saulė daulėlių, lėlių, aplinkui dangų žėlių ir taip toliau. Čia yra be galo gražus aprašymas Svodbiniai Rėdoje Juškos, čia 19 amžiaus pabaiga. Tai buvo tas momentas, kada jau išvažiuodavo jaunoji vyro pusė. Jinai išvažiuoja ir tie, kurie pasilikdavo, jie paskui ruošdavosi ją vytis. Ten įvairūs kaimynai, ten giminaičiai, taip toliau. Ir tai buvo apeiginis ratelis aplink tėvus. Ir ta visa simbolika, kad apie Saulužę, kuri ieško žvaigždužės, pačios ankstyviausios, kuri pirmoji tenai užtekėjo ir taip toliau, paskui motušė ieško dukružės, kurios jau nebėra. Tai va čia vidury sėdėdavo tėvai, visi ten aplinkui su žvakelėmis, ar jie patys žvakelės tas turėjo ir paskui va tas apeikį motušę ieško, ar nėra dukružės ir jinai tarsi apeidinėja aplinkui, ieško to savo dukružės. Ir dar buvo vėliau atvažiavęs Juozas Negys į tą kraštą, tai sužinojo, kad ir tėvui tas pats būdavo, ten jau dainuodavo apie paralelę Saulė, Mėnulis, tai va čia apie mėnesį dainuodavo ir tada apeikį tėvužį, ieškokit dukružės. Ir ten irgi jisai apeidinėdavo. Toks labai ilgo veiksmo mes bandėm kažkada padaryti, labai ilga daina, kol viską išdainuoja, ten labai daug laiko trunka, bet tai toksai meditacinis tiesiog dalykas. Tarkim, jeigu dar prie vestuvių žiūrėti, tas aplinkinis, kur turbūt girdėjo tokį pavadinimą, tai būtent irgi apie Veliuonos apylinkės užrašyta, kad būtinai suvesti jaunosius reikėdavo į porą. Ir ten išeidavo pradžiai skirtingų pusių 4 poros ir netgi nebūtinai viena pora buvo vyriška, kas baisiai keista. Jaunikį išvesdavo jaunosios pabrolys šokti. Jie ten eidavo ratu, porą, paskui pasisukiodavo į vieną pusę, paskui kitą. Nėra tokio labai aiškaus aprašo, šiek tiek melodijos fragmentai yra užrašyti, ta rekonstrukcija yra gana apsunkinta, bet tas įdomu, kad paskui jau 4 tos poros apšoka ratą ir tada jau jaunuosius suveda į porą. Tai šiaip vyrai niekada Lietuvoje poro nešoka. Čia grinai apeiginis dalykas, kad yra jaunosios atstovas ir jaunikio atstovas. Jaunikis pats, tiksliau. Tai va dėl to jie buvo toje poroje. Buvo labai įdomus dar Šakių rajone, vadinosi Sukeltuvių aplinkinis, kada jau jie būdavo suguldyti pirmai nakčiai, paskui ryte, žinot, visi ten atbarška su visko ir visais triukšmais jaunuosius kelti. Ir tada jau prasidėdavo tas Sukeltuvių aplinkinis, kuris buvo labai labai įdomus procesinis šokis. Reiškia, 2 eilės būdavo, vienoje eilėje pamergės, reiškia, įsirikiuodavo ir apsukdavo paskui jaunąją, o kitoje eilėje vyrai tokiu būdu apsukdavo jaunikį.
Ir tada galų gale juos suvesdavo į porą, jie šokdavo dviese, jaunimas aplink juos sudarydavo ratelį, o tada jau prasidėdavo, sukviečia piršlys, maršalka, tiesa, ten irgi buvo labai svarbus Suvalkija ir Svočia, sukviečia visus vedusių poras ir tada jau gaunasi, arba jaunuosius stato į priekį, prie tų vedusių ir jie ten kartu šoka, ar tai į patį galą. Žodžiu, būdavo įvairūs variantai. Pagal vedybinį stažą, kurie ten seniausiai vedė, paskui ant galo jau tada tie, kurie va švieži tie jaunieji. Tai va toks įdomus labai. Buvo dar toks iškilmingas Tancius, arba trejinis Tancius, arba tiesiog Tancius, irgi į tą aplinkinį panašus, kur, reiškia, suveda jaunosius į porą ir prasideda, kad va, su vyresniais ten pradžiai turi pašokti, paskui jau kartus juos. Tiesa, dar vienas yra labai įdomus dalykas. Visi žinom turbūt šitą sėjau, lelyje. Arba lygiai tas pats, noriu miego salos, miego negaliu užmigti. Tiesa, bet ten yra užrašyta irgi apie vėliuoną. Abu šitie šokiai, tik tai melodijos šiek tiek kitokios, senoviškesnės, bet žodžiai lygiai tokie patys. Ir tas sėjau rūtą skirta jaunajai, o noriu miego jaunikiui. Jaučiu kaime mergužėlę, negaliu nuvykti. Bet esmė ta, kad tai vykdavo per didvakarį, tai buvo savaitė prieš vestuves. Ir tai buvo tarsi paruošimas jaunųjų prieš vestuves. Reiškia, jie ruoždavo kraitį ten jaunosios, ten jaunikios, tą visą ruoždavo kvieslius ir taip toliau. Na ir ten apsukdavo, reiškia, kur sėjo rūtas, sėjo mėgą, aplink jaunąją šokdavo ir visi iš eilės pašokdindavo, o kur nori miego, tai apie jaunikį ir visos mergaitės iš eilės pašokdindavo. Na ir va tas Daulėlių, aš jau apie jį pasakoju ar ne, kur ten išvykdavo, ten paskui jau, reiškia, išvykdavo jau paskui jaunąją jaunikio pusę ir ten jie apsirengdavo jau kaip persirengėliai, ir tada jau vogdavo viską ir taip toliau, kad įsikurtų. Labai įdomus yra šokis irgi iš Vėlionos apylinkių su karvoju. Tengi būdavo tas karvojus apeiginis vestuvinis pyragas, ant kurio ten daugybė visokiausių buvo figūrėlių ir gyvuliukų, ir ten paukštukų, ir tai, kad kas linksmintų ir gerovė visą tą jaunųjų gyvenimo būsimo. Dar negana to 3-9 žvakelės, tai reiškia viso 27 žvakės dėdavo. Ir atneždavo tą karvojų šoką. Ant galvos užsideda kviesnys, priekyje piršlys, tiksliau, kviesnys priekyje, su lasda, pabrolys iš paskos su to karvojom ir tada Svočia su jaunąja šoka. Tas pabrolys irgi tiesiog, kad pats karvojus atrodytų, kad jisai šoka, jisai juda, ten žodžiu. Русского, это скоровая танцы были, когда приносили каравай, это свадебный пирог, и на голове держал этот главный брат, он обычно бывал молодого, и там вся свита, там молодая, со свахой, и другие, они так с танцем приносили. Да.